Šiandieną pakalbėsim apie cheminius ankerius. Kada jie yra naudojami, kokie jų privalumai ir netgi pademonstruosime, o kaip tai veikia iš tikrųjų. Taigi iš pradžių, kada naudoti cheminį ankerį? Cheminis ankeris skirtingai negu nailoninis kaištis arba metalinis ankeris turi tam tikrų privalumų ir jeigu jūs atsakysite į nors vieną klausimą taip, tada greičiausiai jums reikia naudoti cheminį ankerį. Taigi klausimai kokie? Ar jūsų tvirtinimas bus šalia briaunos, kitaip tariant, šalia kažkokio tai krašto? Ar jūsų tvirtinimas bus veikiamas didelėmis jėgomis arba vibracijomis? Ar jūs naudosite į medžiagą, kurioje gali būti ertmių, kaip štai šitame blokelėje? Jeigu nors vienas klausimas taip, reiškia, jums beveik visais atvejais reikėtų naudoti cheminį ankerį. Apie cheminius ankerius, jų būna įvairiausių ir daug įmonių juos gamina. Mes pristatome Fisher. Fisher cheminiai ankeriai, galbūt Fisher kompanija ir yra žinomiausia iš to, kad gamina labai plačią gamą ir labai pritaikomų cheminių ankerių. Reiškia, juos kai kada reikėtų rinktis cheminį ankerį, jeigu mes naudojame šlapiame betone. Kartais kitoks ankeris, jeigu reikalingos ypatingos laikymo jėgos. Kartais kitoks cheminis ankeris, jeigu jūs naudojate prie labai neigiamų arba prie labai karštų temperatūrų. Bet šiandien mes pakalbėsime apie standartinį, apie dažniausiai perkamą Lietuvoje ir apie patogiausią cheminį ankerį, kuris yra pasiekiamas ir paprastam vartotojui. Kodėl jis toksai pasiekiamas ir kodėl jis toks geras? Na, žinoma, vienas dalykas yra pakankamai patraukli jo kaina, kitas dalykas yra tai, kad jis yra tinkamas paprastam silikono pistoletui. Na, ne tai, kad jau visiškai paprastam, jis tiesiog turėtų būti kokybiškas ir galėti išspausti pakankamai didelį jėgą. Taigi, tutelė, kuri turi savyje skirtingai nuo kitų gamintojų, Fisheris pasižymi specialia tubelės konstrukcija. Mūsų tubelė yra skaidri, todėl jūs galite kontroliuoti, kiek yra išspaudžiama chemijos, nes chemija vis tiek sąlyginai brangus dalykas ir jeigu ją naudosime be jokio saiko, kaip čia pasakyti, tada tiesiog prarasime dalį pinigų. Mes matome, galime kontroliuoti, kiek jos išspaudžiama ir kas yra ypatingai svarbu, kad chemija, būtent statybinė šita chemija, veikia kai susimaišo du elementai esantis viduje tubelė. Taigi, kiti gamintojai gamina, reiškia, maišiuką, kuriuose dviejose skirtingose maišeliuose yra du skirtingi elementai. Ir kai mes spaudžiam, maišeliai gniuždosi, bet tai niekaip neužtikrina tolygaus padavimo abiejų elementų reikiamom proporcijom. O štai Fisheris yra sugalvojęs indelį, kurio cheminiai elementai atskirti pačiame tubelėje plastiko. Todėl visada gausite vienodą ir gerą mišinį. Pamėginkime panagrinėti standartinės aplikacijas, kada jis yra naudojamas. Taigi, kaip jau ir minėjau, gali būti, jeigu jūs tvirtinsite, tarkime, balkono turėklus visiškai šalia krašto, cheminis ankeris, skirtingai negu kad mechaninis, metalinis ankeris, jis neveikia paviršiaus, jisai nebando išsiplėsti ir kraštas, tarkim, balkono neatskils ir laikys daug tvirčiau. Jeigu jūs naudojate, tarkim, laiptų turėklams įtvirtinti, kas pastoviai bus judinama ir kratoma, tai metalinis ankeris, jisai persiduoda judesys visada per visą ankerį ir laikui bėgant jisai gali išsiklibinti. O cheminis ankeris laikosi visų įtvirtinto metalo, reiškia, plotų ir todėl išjudinimas labai retai tikėtinas. Trečias dalykas, jeigu jūs naudojate į medžiagą, kurioje apstu skylių, tada įtvirtinti nei metalinį, nei nailoninį ankerį praktiškai nėra jokios galimybės. Ir čia chemija labiausiai ir gražiausiai atsiskleidžia. Mes pamėginsim pademonstruoti, bet aš tiesiog noriu pavaizduoti, parodyti iš arčiau, kaip maždaug atrodo veikiantis cheminis ankeris. Tiesiog išgręžiama skylė į skylėtą plytą ar kažkokią kitą medžiagą, kuri turi daug ertmių. Įstatomas, jeigu jinai ypatingai skylėtai įstatomas štai toksai plasmasinis priedas.
kuris neleidžia ištekėti chemijai kažkur tais ir įstatomas metalinis štai strypelis. Laikui bėgant tai viskas sukietėja ir laikosi labai tvirtai. Pamėginkime pasižiūrėti, kaip tai veikia iš tikrųjų. Taigi šiam eksperimentui mes naudosime populiariausią FIS-C Fisher cheminę masę, kuri yra skirta ganėtinai standartiniam aplikacijom. Taipogi mes turime jau ir žieminę pastą, nes žiema už lango. Jeigu turite neigiamas temperatūras, tada reikėtų rinktis FIS-VL cheminę masę. Taigi, mes čia turime pasiruošę paprastą pistoletą, turime iš karto atsipjovę strypuką, čia yra M10 strypas, ir turime plasmasinį kaištį, kuris neleis chemijai nutekėti, kur nereikia. Taipogi esame pasiruošę gal ne visiškai tokį, kokį reikėtų įrankį, nes dažniausiai tai vyksta su perforatorium gręžimai betone, bet kadangi čia skylėta plyta, mums pilnai pakaks Stanley smūginio gręžtuvo. Pradėkime. Įsivaizduokime, kad štai šitame bloke mums reikia įsitvirtinti kažką labai sunkaus. Na, tarkim, tai yra boileris, ar galbūt, kaip šiuo atveju, tarkime, žaliuzės, kurios yra išties sunkios, turi didelį laužimo kampą ir nuolatos veikiamos vibracija. Taip, taigi, naudojame saugos priemonės. Gręžiame skylę. Skylė turėtų būti tokia, kad tas plasmasinis kaištis tilptų ir dar turėtų šiek tiek judesio. Bet ant dėžutės jūs rasite visą reikiamą informaciją. Okay. Standartinė situacija, grįži, ten beveik nieko nėra, kažkur lenda grąžtas ir su plasmasiniu ankeriu arba metaliniu, čia būtų tikrai bėda, nes metalinis tiesiog išlaužytų šiek tiek pasitaikančių pertvarų, plasmasinis ne visiškai pilnai įsitvirtintų ir rezultatas gautųsi ne kažkas. Pasižiūrim, kaištis turi laisvai tilpti. Štai. Tada į kaištuką pilsime chemiją. Su chemija reikalas toksai. Tie du cheminiai elementai, esantis pačioje tubelėje, turi maišytis per specialų mikserį. Specialus mikseris visada duodamas komplekte, Fisheris duoda net 2 vienetus. Ir čia mes matome, jis toksai lyg ir į visas pusės. Reiškia, kai 2 elementai išeina, jie čia susimaišo ir jau gauname gatavą produktą. Tačiau pradžioje, pakol chemija pradės tekėti, turėtumėme paleisti, maždaug kelių centimetrų. Taip, spaudžiame. Matome, pradžioje eina šviesus. Iš paskos keliauja stipriklis. Pilka spalva prasidėjo. Turime nuleisti tokį, kol prasidės pilka spalva. Pilka spalva rodo, kad jau turime reikiamą konsistenciją. Reikėtų pilti maždaug iki viršaus. Vėliau dirbant, kadangi yra permatoma tubelė, jūs pagausite, kiek konkrečiai į jūsų ankerį reikia pilti. Pilame, kol pamatysime chemiją šiek tiek lendančią į viršų. Taip. Jeigu tvirtinsite keletą skylių, iš karto išsigręžkite visas skyles, iš karto pasiruoškite ir vienu metu pildykite kuo daugiau skylių, nes cheminis ankeris priklausomai nuo temperatūros džiūna sąlyginai greitai. Ir todėl, kad jeigu jūs gręšit, tvirtinsit, gali būti, kad antgalis tiesiog uždžius. Dabar imame sriektą strypą. Jeigu tai yra sriektas strypas, o ne armatūra, naudojame šiek tiek sukamaisiais judesiais, kišame gilin. Štai, matosi, kad chemija gražiai pasiskirstė per skylutes ir užpildė
visas įmanomas ertmes. Reiškia, įkybo ten, kur tik tais įmanoma įkibti. Dar vienas dalykas, kurio nepadariau, reikėtų išvalyti skylę. Kuo geriau išvalysite skylę, tuo mažiau dulkių, tuo tvirčiau laikys. Tiesiog jaudulys, reiškia, pamiršau, bet atleiskite, manau, šį kartą suveiks. Tačiau rimtiems projektams visada išvalykite skylę. Dabar galime palikti ir išgerti kavos, nes šitas cheminis ankeris bus maždaug pasiruošęs kabinti svorį po gero pusvalandžio. Tai kol džiūna, kadangi mes vieną įtvirtinom ne visiškai teisingai, padarysim antrą tvirtinimą taip, kaip priklauso. Gręžiamės vėl skylę. Štai, kiaurymė. Labai svarbus momentas, kurią mes praleidom pirmoje skylėje, reikėtų išvalyti skylę. Jeigu tai yra betonas, galima naudoti šepetuką. Jeigu tai yra arba kita labai veiksminga priemonė, tiesiog išpūsti skylę su ar kompresorium, ar kažkuo. Mes čia turime tokią netgi specialią pompą Fischerio. Štai, imame ir išvalome. Taip, kai skylė yra visiškai švari, ne visiškai, bet kai skylė yra atlaisvinta nuo dulkių, mes galime tikėtis tokio rezultato, kurį deklaruoja gamintojas. Nes kitu atveju, dulkės gali susirišti su chemija, susidaryti ten kamoliuką ir ne visiškai laikyti tą, ką turi laikyti, ką gamintojas deklaruoja. Naudosime plastikinį kaištį, kad taupyti chemiją ir strypą. Jeigu dar neturime, turime jau uždžiūvusi reikalą. Kadangi šitas jau spėjo uždžiūti, dar galime jį išgelbėti arba naudoti tiesiog antrąjį mikserį. Bet nukirpus šitą dar galėtumėm jį panaudoti ir antrą kartą. Nes jeigu jisai uždžiūvo, ką galima su juo padaryti? Aš tiesiog pamėginsiu nukirpti dalį šitos, bet matome, kad giliau jinai taipogi yra uždžiūvusi. Bandom spausti, nieko. Viskas šitam mikseriukui ate. Kai atsuksime šitą mikserį, mes turime du nesusimaišiusius elementus viduje, tiesiog uždengtumėm kamštelį ir galima taip chemiją saugoti iki metų. Jei nieko neatsitinka, kai norime naudoti per naują, reikės vėl pasimti naują mikserį, šitas jau nebetinkamas. Štai, imame naują mikserį, nes tas jau uždžiuvo. Ir užsukę galėsime vėl naudoti chemiją antrai skyliai taip, kaip priklauso. Įstatome šiek tiek reikės. Leidžiame ir gerai galime naudoti. Kol pradės lysti išorę. Ir sukamaisiais lengvais judesiais kišame gilin. Štai. Čia taipogi matome išsiplėtimą. Ir jau šitas ankeris jau yra pasiruošęs tvirtinti. Mes galime jį pamėginti. Štai, chemija veikia pilnai. Bet dar šiek tiek reikia palaukti. Šiaip yra instrukcija, po kurio laiko prie tam tikros temperatūros galima pilnai apkrauti. Čia jau turime sukietėjusi, taip, chemija sukietėjusi. Iš tikrųjų, tai dabar yra apie 20 laipsnių šilumos pas mus patalpoje. Ir pasak chemijos gamintojų, po 4 minučių jau ankeris būna tvirtai įsitvirtinęs,
o pilną apkrovimą galima duoti po 45 minučių. Taip kad, kaip matome, įsitvirtina gerai. Rankomis, aišku, jo nieko nepadarysi, todėl aš turiu veržlę ir poveržlę. Ir maža to, dar netgi pasiėmiau laužtuvą, kad pamėginti, o kągi jisai gali atlaikyti. Aišku, čia nėra labai profesionalus testas, bet, na, vis šis tas. Matome, kad kokią nors jėgą galim naudoti. Ankeris stovi vietoje. Štai taip veikia chemija, štai taip jinai veikia skylėtose plytose, štai taip jinai patikimai laiko. Ir nežinant, kokią mes turime skylę, tokio cheminio ankerio turėjimas visada pagelbės, nes jeigu ten bus tuštuma ar kažkas, galėsime tvirtai tvirtinti. Taip pat jinai tinka ir į porėtą betoną, kuris yra sąlyginai minkštas. Į skylėtas plytas tiek pat ir į paprastą betoną, arba kur reikalingos labai didelės laikymo jėgos. Kaip matome, įsitvirtino labai patikimai ir tvirtai. Belieka uždengti cheminį ankerį kamšteliu ir pasidėti, laukti kitos progos jį panaudoti, o progų išties yra labai daug. Taigi džiugu, kad buvote su mumis ir laukite tęsinio.